tik užsikabinus už to šiuolaikinio šokio, pradėjusi lankyti pamokas pas Sigitą Juroškaitę. Ir kažkaip labai, tuo metu buvau labai smalsi, labai aistringa griebti viską, ką aš galiu, mokytis visko, ko aš galiu, kas yra aplink šiuolaikinį šokį. Tai ko gero taip ir į bites pažiūrėjau irgi kaip galimybę man susirinkti dar kažkokios patirties, sceninės patirties taip pat. 2015, 2016, 2018, man atrodo, aš tokia, gal dėl to, kad buvau labai aistringa mokytis to šokio ir tiesiog aistringa bandyti dalykus, man atrodo, aš buvau ganėtinai bebaimė. Tai man eiti sceną buvo toks, noriu ir galiu, ir man ten magija kažkokia vyksta ir aš noriu nerti į tą magiją. Tai kažkaip nepamenu, arba man atminty nėra įrašyta kažkokios didelės baimės arba didžiulio streso. Jeigu tais pirmais 3 dalyvavimo metais, aš tam tokiam kempinės mindsete buvau, kad viskas sugert, tai atrodo, kad tenais, tada jau 2021 metais po studijų baigimo man kaip tik atrodė, kad reikia galbūt nebe kuo plačiau kibirais semti, o jau taip labiau atsirinkti. Ir jau kadangi jaučiaus tikrai turinti daugiau tos ir įvairesnės patirties, negu kad kai ten pirmą kartą bitėse dalyvavau, tai gal buvo jau toks poreikis truputėlį peržvelgti tą patirtį ir atsirinkti, kur man įdomiausia būtų gilintis. Ir kur galbūt savo kaip menininkės, atlikėjos, mokytojas taip pat fokusą man noris, taip. Į ką fokusuojas labiau. Po studijų aš taip, kažkaip, buvo iš pradžių tas toks nepasitikėjimo savim kažkoks etapas, bet aš taip visai, atrodo, po to plaukiau pasroviui ir mane taip visai smagiai tą srovė nešė. Kažkaip atsirado mokymus ir aš tą įsitraukiau, tada pakeliui atsirado ten bendradarbiavimo su Dansema, ten kiti visokie projektai didesni, mažesni. Ir kažkaip šiais metais, bet šį pavasarį aš taip susimąsčiau šiek tiek, galvoju, aš esu labai dėkinga tai sroviai, kuri mane nunešė į ten, kur dabar esu, supažindinu su skirtingais žmonėm, atnešė man, suteikė man galimybę tobulėti kaip mokytojai, kaip atlikėjai, bet supratau, kad kažkaip randasi poreikis šiek tiek daugiau pačiai įsikišti į tą srovės krypties reguliavimą. Tai ir pagalvoti, gal kaip tada 2021 metais man reikėjo šiek tiek pagalvoti, kas man dabar įdomu, peržiūrėti dalykus, tai dabar po 4 metų atrodo vėl esu tam taške, kai man reikia vėl truputėlį iš naujo tarsi savo atsakyti į klausimą, gerai, bet dabar su mano dabartinė patirtim, kur man norėtųsi labiau savo fokusą nukreipti. Galbūt man reikėtų pačiai inicijuoti taip pat kažkokius dalykus, o ne vien tik įsitraukti į kitų inicijuojamus, kas yra nuostabu, man labai patinka įsitraukti į kitų žmonių procesus ir dirbti šiaip su žmonėmis, man atrodo, ir tas pats karantinas ir parodė man, kad aš tikrai esu žmonių žmogus, man atrodo. Tai bet tiesiog jaučiu, kad savo reikia iš naujo peržvelgti prioritetus, tiesiog peržvelgti prioritetus ir iš naujo atsakyti savo klausimą, kur man labiausiai norėtųsi dėti savo energiją ir pastangas. Vienas iš tokių, ką tikrai irgi supratau, kad ką jau galbūt išsiaiškinau savo, tai kad pastaraisiais metais, kaip gal nesąmoningai išėjo, kad aš daug daugiau savęs atidaviau mokymui, kas yra nuostabu šiaip, aš kažkaip
ypač su vaikais dar dirbdama. Šiemet ir su paaugliais daugiau, tikrai labai dėkinga esu už tą ryšį, kurį mes galim sukurti kartu ir už pasitikėjimą tarpusavio ir labai džiugu matyti ir tobulėjimą mokinių. Bet jo, kažkuriuo metu pasijaučiau šiek tiek taip apleidusi gal save kaip atlikėja. Tiesiog kažkuriuo metu supratau, kad aš netgi nebežinau, kokia aš atlikėja su šią akimirką. Tai ir supratau, kad vis tik aš, man svarbu pamaitinti save ir kaip atlikėja, ir kaip kūrėja, ir turėti tos erdvės šiek tiek daugiau. Natūralu, kad kūnas keičiasi su laiku, su kažkam gyvenimo patirtim. Tai man atrodo, kad kaip pasakiau apie savo tą tokią vidinę būseną, tais 2015, 2016, 2018 metais, kad drąsu viską noriu jūrą iki kelių, belekas, tai kažkaip gal ir kūne taip jaučiausi, kad taigi viską galiu. Toks, gerai, kažkas ten neišeina, bet nieko tokio, vis tiek viską galiu. Tai, o kai atėjo tas vienas dalykas, karantinas, kur buvo kažkiek apribotos tos darbo su kūnu galimybės, ir tiek šiaip pradėjo lysti kažkokios, pradėjau jausti šiek tiek neatsargaus elgesio su kūnu pasekmes, nes aš tam studijų metais tai labai dažnai čiurnas nyksteldavau, dar kažką, tai po to ilgalaikį, po to žiūriu, kad lyg ir nieko nedarau, bet man staiga uždegimai kažkokie prasideda, atrodo, iš nieko išsiprovokuoja, tai aplink tuos jau 21, jau 20, aplink 21 aš tiesiog, kaip pasakiau, kad šiaip trapiau jaučiaus, bet ir kūno trapumą labiau pradėjau jausti, gal dar ir dalinai dėl to, kad pradėjau lysti kažkokie tokie tos pasekmės neatsargaus elgesio. Tai atrodo, kad atsirado šiek tiek daugiau tokio, sąmoningumo apie tai, kad man reikia rūpintis mano kūnu ir atrodo, kad aš dabar gerokai geriau jaučiu tuos, geriau girdžiu tuos jos signalus, kokios jis man siunčia. Ir atitinkamai galiu juos reaguoti. Man atrodo, tais paauglystės metais tai kaip nebuvo to tokio romantik, viskas išeina ir tiek, nieko tokio. Natūralu, kad ir ten tada buvo 17 metų, dabar to 27, tikrai yra tikrai kūnas jaučiasi skirtingai ir tai yra normalu. Ir gal ten viena vertus gali būti gaila, kad negaliu ten, nežinau, kad gali tam ilgiau užtrukti atsistatymas po kažko arba kad ten, ir labiausiai gal tas atsistatymas po kažkokio, neatsargaus elgesio su savimi jis ilgiau užtrunka, tai gal to biškį gali būti ir gaila, bet kita vertus, aš taip galvoju, su viena menininkė kažkada šnekėjau, tai yra ir žavu, kad aš gerokai geriau, tiesiog jaučiu, kas vyksta ir jaučiu, kaip reikia pasirūpinti tą akimirką. Tai gal toks būtų pokytis iš Jėzų. Bet ką aš atradau ir apie ką galbūt esu dabar sąmoninga ir apie ką tikrai nebuvau sąmoninga ten 15, 16, 18 metais, tai kad šiaip ėjimas į sceną yra toks visai didelis pažeidžiamumo atskleidimo aktas vykstantis, nes esu visiškai matoma, pilnai matoma, kai einu į sceną ir tai tame tikrai yra tokio nuogumo nemažai, bet sakyčiau, kad manęs tai šiuo metu neatbaido, o gal kaip tik tas nuogumas, atrodo, jis ir padeda, jis ir sukuria aplinkybę susikurti ryšiui su žiūrovu, kad aš leidžiu jam mane matyti tokią, kokią aš esu šią akimirką
Ir jeigu aš leidžiu jam mane pamatyti tokią, kai aš esu šią akimirką, tai tada man atrodo ir susikuria tą tokia galimybė mums susijungti. Ir bandžiau šiek tiek skirtingus formatus to buvimo scenoje, nes ten iki akademijos man buvo pažįstamas tik tais tas vienas variantas, kai yra atskirai yra žiūrovų erdvė, atskirai yra scena. Tuomet po studijų laikais ir po studijų išsibandžiau ir kitokius visokius variantus, sakykim, kai esu pati tarp žiūrovų, kai turiu galimybę betarpiškai su žiūrovu bendrauti. Bet aš nemanau, kad čia yra, čia praplečia tas ryšių kūrimo galimybės, bet tikrai tikiu, kad ir čia neseniai su šokėja kalbėjom, kad, ta prasme, ir turint atskiras savo erdves, mes vis tiek galime kurti ryšį. Ir čia viskas veikia. Ta tokį didesnį nuogumą, sakykim, pati ir didesnį ir gal artimesnį ryšį patyriau, kai įsitraukiau į Densemos veiklą ir mes turėjome tą interaktyvų spektaklį Pasaulio sutvėrimas pagal vaikus, tai kur aš viską darau su vaikais kartu. Ir turėjom tokį su paaugliais irgi spektaklį. Paaugliams, interaktyvų spektaklį paaugliams, bet irgi aš esu vienoje erdvėje su paaugliu. Tas susitikimas yra labai kitoks negu kad susitikimas su vaiku. Ir toksai gal sunkesnis tas yra susitikimas su paaugliu, nes tai yra žmogus, kuris nori slėptis, man atrodo, labai dažnai, kuris gal rečiau būna toks atlapaširdis ir tada atsiranda man kaip atlikėjai labai įdomi užduotis, kaip aš galiu sukurti su tavim ryšį, jeigu tu gal tą dieną atėjęs šitais nenori nieko į save įsileisti. Ir aš ir turiu priimti sprendimus ir man tada ir palikti tave ramybėj ir visiškai neliesti. Ar kažkaip rasti kažkokius švelnius, subtilius būdus įtraukti. Kažkodėl man iki dabar yra įsiminęs toks tik tai susitikimas akimis su vienu paaugliu, kuris, nežinau, atrodo, kad mes kažkokį susitapatinimą, nesusitapatinimą, bet atrodo, supratome vienas kitą, nors labai trumpai truko tas susitikimas, bet aš jaučiau, kad jam mano šokimas kažką atliepia viduj. Ir buvo labai geras, svarbu patirti. Ir kad kažką sujudina. Tai žiūriu, pastaruoju metu mane tai visai lydi tie darbai, kur aš arba esu, visą laiką bendrauju su žiūrovu, arba jis yra visiškai arti manęs, kad aš iš karto jaučiu, kaip jis jaučiasi ir kaip jis reaguoja. Tai man atrodo, kad tas ryšys su žiūrovu, bet jis irgi yra vienas iš dalyvių, kuris realiai suprasmina visą tą buvimą scenoje, nes aš taip ir vakar pagalvojau, tai kas iš to, jeigu aš gerą patirti, taip, tą kažkokią tokią solipsistinę patirtį, kai aš esu ten viena tam šokyje ir panašiai, bet man atrodo, kad galiausiai tai kūryba, jinai įgyja prasmę, kai jinai yra ryšyje su kitu žmogumi, kai aš leidžiu kitam žmogui patirti tai, ką išgyvenu tą akimirką.